dėl čempionų titulo. Kaunui šios rungtynės nebeturėjo reikšmės, nes anksčiau sužaidus Panevėžio ekranui kauniečiai žinojo, jog Intertoto kelialapis jau jų kišenėje. Nepaisant to, aktyvi pradžia ir 8 žaidimo minutę Darius Gvildys siunčia kamuolį į tinklą 1-0. Toks savotiškas knockdownas vienam iš čempionato favoritų šiose rungtynėse. Pirmavo Kaunas visiškai neilgai, jau po 3 minučių. Žalgiris atsakė kontr išpuolių, kamuolys buvo atiduotas Gintarui Rimkui ir atsidūrė Kauno vartų tinkle. 1-1 tik prasidėjus šioms rungtynėms. Pirmajame kėlinyje nei vienai, nei kitai komandai pasižymėti nebepavyko, nors Žalgiris perėmė iniciatyvą ir vis ryžtingiau ieškojo kelių link varžovų vartų, o tuo tarpu savotiškai linksminosi ir komandų gerbėjai. Toks incidentas Kauno kariuomenės stadione, teko įsikišti ir kareiviams. Aistros galų gale buvo numaldytas ir rungtynės galėjo tęstis. Po pertraukos Žalgiris dar labiau sustiprino varžovų vartų spaudimą. Vilniečių atakų bangos viena po kitos ritosi link varžovų vartų. Šioje situacijoje Tomas Ramelis pargriuvo baudos aikštelėje, tačiau pražanga užfiksuota nebuvo, galėjo pasižymėti ir Andrėjus Sorokinas, galva nepataikęs į tuščius žalgiriečių vartus. Vis dėlto Vilniaus klubui pavyko laimėti šias rungtynes, pavyko įmušti lemiamą įvartį. 56 minutę tai padarė Tomas Ramelis, antrasis jo įvartis Žalgirio gretose per 2 rungtynes. Iš viso Tomas Ramelis šių metų Lietuvos čempionate yra pasižymėjęs 3 kartus.